mane girdite, galime, manau, ir pradėti šios dienos seminarą. Taip. Taip, šiandien papasakosiu apie naują Fronius bateriją rezervą, apie jos techninės galimybės ir kuom ji mums svarbi. Taigi, šiandien šį seminarą pristatau aš, Andrius, Fronius techninis patarėjas Baltijos šalims. Čia yra nurodyti ir mano kontaktai. Jeigu po pristatymo ar pristatymo metu nespėsite paklausti tam tikrų klausimų, tai vėliau galite su manim susisiekti ir aš jums pasistengsiu atsakyti jums rūpimus klausimus. Taip, šiandien truputėlį papasakosiu apie patį inverterį, koks jo dizainas, iš ko jisai susideda, funkcionalumas, saugumą ir gyvavimo trukmę ir vėliau prieisime prie jūsų klausimų ir kada atkeliaus jie į mūsų tiekėjų, mūsų partnerių, pardavimo partnerių sandėlius. Taigi, kam visgi reikia kaupti dėl didėjančio atsinaujinančio energijos šaltinių, ypač dėl saulės energetikos, elektros biržos kainos dažnai tampa arti nulio ar neigiamos. Tad pasaugojimas baterijose vis tampa vis aktualesnis. Taip pat ne visuomet yra galimybės atiduoti pasaugoti į tinklus, taip pat ir dėl pačios kainos, jeigu yra atsiskaitimas už pagamintą elektrą, tai ne visados ir norisi atiduoti pasaugoti į tinklus, kai ta kaina yra neigiama. Taip, akumuliatorių, baterijų kainų, elementų, sudedamųjų medžiagų kainos vis mažėja, tobulėja technologijos, tad atsiranda ir įvairių su pasaugojimu susijusių verslo sprendimų. Taip pat, kiek pastebim, baterijos artimiausiu metu bus kaip pagrindinis pasaugojimo šaltinis pagamintai elektros energijai. Taip pat LFP, tai yra ličio geležies fosfato baterijos, taip pat jos vis labiau dominuos. Taip pat elektromobilių pramonė nėra dar taip stipriai išsivysčiusi, tad tą pagamintą elektros energiją ne visados ją galime nukreipti į elektromobilius ir ją suvartoti vykstant į keliones. Tad šiuo metu stacionarios baterijos tampa vis aktualesnės. Vėliau, kai bus daugiau elektromobilių, daugiau bus galimybių pasaugoti elektromobilių baterijose, tada bus ir bus daugiau galimybių, daugiau sprendimų, kur tą perteklinę energiją išsisaugoti iki to laiko, kol mums ją reikės naudoti. Taip, baterija, Fronius rezervo baterija atkeliavo į Fronius bendrą produktų šeimą, tam, jog galėtumėm energiją valdyti išmaniai. Su mūsų Energy Cost Assistant sprendimu ta baterija mums padeda turėti nebrangę pigią elektrą pagamintą iš saulės ar
pasikrauti bateriją tada, kai biržoje, elektros biržoje kaina yra pigi. Taip, taip pat prie baterijos, turbūt, kaip žinote, turime sprendimus ir elektromobilių krovimui ir vandens pašildymo sprendimą OnPilot. Taip pat bendroje mūsų produktų šeimoje yra ir avarinės elektros energijos sprendimai, tokie kaip backup switch, tai yra mechaninis perjungiklis, arba Fronius controller, automatinis perjungiklis, kai norime pasinaudoti bateriją dingus ESO tinklams. Taip pat bateriją galime panaudoti ir PV Point Comfort ar PV Point jungtimi, kurią turi Gen 24 inverteriai. Kaip tą padaryti, kaip viską apjungti, turime gausybę internetinių instrukcijų, webinarų ir aprašymų, papasakojimų internetinių, kaip visą tai įvykdoma. Taigi, kaip pati rezervo baterija atrodo? Jinai atrodo štai gana siaura, tad galima ją montuoti gana arti sienos, susideda iš modulių. Tarp modulių nėra papildomų kabelių, nereikia papildomai jungti. Tiesiog kiekvienas modulis statosi vienas ant kito. Taip, baterijos pajungimai visi montuojasi BMS-o valdymo dalyje iš vienos pusės, viskas pasijungia po šiuo dangteliu, jisai nusiima ir viskas susijungia jame. Čia kaip matot, pavaizduota, kaip susideda patys moduliai. Taip, čia šioj pusėje, kaip matot, nuimtas jau skydelis ir čia yra visos jungtys. Tai yra 2 DC pajungimai pliuso minuso, tai yra iš inverterio atkeliauja pajungimas pliuso minuso. Ir jeigu turime paraleliai sujungtus kelis rezervo bokštus, tai yra ir DC2 pliusas minusas. Taip pat komunikacinis pajungimas į inverterį, taip pat in ir out, jeigu turime kelis rezervo bokštus, tai čia irgi komunikacijai, irgi įėjimas, išėjimas yra papildomai. Čia yra serviso pajungimas, bet šiuo metu jisai nėra pritaikytas, jisai paliktas ateičiai, galbūt kažkada ateityje prireiks kažkokio papildomo funkcionalumo, tai tada mes jį panaudosime, bet šiai dienai jisai nėra aktyvus ir prie jo nieko nereikia jungti. Kairėje pusėje taip pat yra USB pajungimas, bet jisai taip pat šiuo metu nėra aktyvus ir jį galbūt ateityje panaudosime kažkokiems išmaniems sprendimams. Taip pat yra paleidimo mygtukas, vieną kartą paspaudus startuoja baterija ir palaikius 5 sekundės šį mygtuką jisai pasileidžia dark startas, tai yra jeigu baterija būna išsikrovusi visiškai, tai pažadinimai pačios baterijos. Ir čia turime pagrindinį kirtiklį baterijos, kuris irgi
atjungia arba įjungia pačią bateriją. Taip, tai baterija, kaip minėjau, susideda iš modulių. Vieno modulio galia yra 3,15 kWh, svoris 33,5 kg. Galime naudoti bateriją, rezervo bateriją nuo -20 iki +55, bet tai nėra labai sveika pačiai baterijai. Optimaliausia temperatūrinis rėžis yra nuo 15 iki 30 laipsnių. Tai būtų gerai, kad gana pastovi temperatūra būtų, tarkime, montuoti ją garaže. Šiaip pačiai baterijai užtenka nuo +5 iki +40, jinai dar visai gana sveikai dirbs, pakankamai sparčiai bus iškraunama, bet žemiau 5 laipsnių baterija pati apriboja įkrovimo galią. Tai įkrovimas nevyks taip sparčiai, kiek prie šios, tarkime, optimalios temperatūros. Nes BMS reguliuoja ir atsižvelgdamas į aplinkos temperatūrą. Modulių rezervo baterijos yra aukštos įtampos, ne žemavoltės baterijos, tad mažiausias modulių skaičius yra 2, nuo 204,8 voltų ir iki vienas bokštas iki 5 modulių, tai yra 512 voltų. Taip. Kaip minėjau, mažiausias modulių skaičius yra 2, tai 6,3 kWh baterija ir iki 15,8 kWh galime sustatyti vieną bokštą. Taip, kaip minėjau, pradžioje jinai siaura yra, tai nepilnai net 18 cm storio pati baterija ir susistačius maždaug iki 1,60 m aukščio jinai didžiausia baterija. Taip pat ją, aišku, galima ir praplėsti, sumontavus mažesnį kiekį, vėliau galime ją praplėsti. Taip pat pačiose baterijose nėra kažkokio papildomo DC-DC keitiklio, kuris įtakotų efektyvų baterijos krovimą. Nėra keitiklio papildomo, nėra papildomų nuostolių. Taip, ličio geležies fosfato elementų chemija užtikrina saugumą ir ilgamžiškumą, nes būtent ličio geležies fosfato baterijos montuojamos jau gana senai ir turima gana nemažai patirties su jomis. Taip pat, kaip ir anksčiau minėjau, Gen 24 Plus ir palaiko ir avarinio maitinimo pasirinkimus, tai PV Point Comfort, Manual Switch, Fronius Switch ar Fronius Controller. Taip, apie funkcijas, tai yra, kad pačias baterijas galime sumontuoti iki 4 bokštų lygiagrečiai. Svarbu, kad kiekvienas bokštas montuojamas būtų vienodos galios. Tai yra, jeigu turim vieną bokštą 3 ar 4, tarkim, kaip šiuo atveju 4 modulių, tai ir visi bokštai turėtų būti 4 modulių. Kiekvienas bokštas turi savo valdymo modulį, BMS ir bendra galia maksimali, kuri gali būti iki 63 kWh. Taip pat nereikia papildomo sujungimo skydelio,
tai yra taip vadinamo DC Combiner boxo, tas irgi sutaupo išlaidų. Kai kuriuose kitose baterijų sprendimuose, turint daugiau bokštų, yra reikalingas tas DC Combiner boxas. Taip. Taigi, turėdami bateriją, mes turime visą sistemą iš vieno šaltinio, tai yra iš Fronius, tai yra pačią bateriją, išmanųjį skaitiklį, avarinį perjungimą, elektromobilio pakrovimo sistemą, vandens pašildymo sistemą ir baterijų sistemą. Taigi, turėdami visą saulės jėgainę iš Fronius, mes galime suteikti maksimalų aptarnavimą, maksimalią pagalbą, nenukreipdami kažkokios trečiųjų šalių komponentų gamintojus. Tai yra kažką neveikiant, kažkokiam elementams sutrikus, jums reikia kreiptis tiesiog į Fronius ir mes jau jums pagelbėsime. Taip, tai rezervą bateriją, ką iš mūsų patirties, ką mes girdim, ko žmonės nori, tai žmonės nori matyti, žiūrėjus, tarkim, į garažą, matyti iš tolo, kiek pačios baterijos yra pakrauta, matyti, ar jinai kraunama, ar iškraunama, kas su jie vyksta. Tad baterijoje valdymo bloke yra LED juosta su būsenos indikatoriumi. LED juostos rodo, kiek baterijos yra pakrauta. Ar įkraunama, ar yra iškraunama. Taip pat su rezerva baterijom, tarkime, beveik 16 kWh baterija, jinai puikiai tinkama pakrauti ir tiesiai iš baterijos krauti ir elektromobilį, kadangi jinai turi ir galimybę didelę galę būti kraunama ir iškraunama. Paleidimas per SolarStart, nereikia kažkokios papildomos programėlės, tai yra viskas per Fronius paleidimo architektūrą, tai nėra kažkokių dar vienos papildomos programėlės, viskas vykdoma per SolarStart. Taip, pati baterija, kaip minėjau, užima nedaug vietos, arti sienos gali būti montuojama ir turi lanksčius temperatūrinius diapazonus. Taip, baterijos ir galimybės pajungti prie inverterių priklauso nuo pačio ir inverterio. Tai yra, tarkim, turint vienfazius inverterius, galima 2 arba 3 modulius jungti, tai yra iki 9,46 kWh, o visiems trifaziams inverteriams yra galimybė turėti maksimalų bokštą iki beveik 16 kWh. Taip pat priklausomai ir nuo baterijos dydžio, mes turime galimybę tam tikrą galę ir iškrovinėti baterijas. Tai yra priklausomai nuo baterijos dydžio, aišku, ir nuo inverterio dydžio galingumo ši galia priklauso. Nes tarkime, turint didžiausią bateriją ir turint, 6 kW Gen 24 Plus inverterį, mes negalėsime, aišku, krauti šią maksimalią galę. Mūsų apribotas maždaug apie 6 kW galia, bet turint 12 kW inverterį mes galėsime krauti bateriją iki 11,2 kW galia. Taip pat ir tas vyksta ir avarinio režimo metu, kai neturime ryšio su tinklu. Tai yra su elektros tinklu.
Taip, apie saugumą ir ilgamžiškumą pačios baterijos. Taip, galbūt kas ilgiau dirba su fronium, turbūt žino, kad praeitie mes turėjome ir savo baterijas, kurios taip pat buvo ličio geležies fosfato baterijos. Tad mes turime jau 12 metų patirties su šitokiom baterijom. Taip, mes buvome nutraukę gamybą jų dėl mažo populiarumo, didelės kainos, bet tų baterijų buvo nemažai ir sumontuota, tad mes vis stebėjom, kaip vyksta, kokie saugumo iššūkiai buvo kilę su jomis, ar kilę ar nekilę, kokie ilgamžiškumo, kiek jos liko po 10 metų, tad mes turime nemažai sukaupę tos patirties. Taigi matom, kad šios ličio geležies fosfato baterijos yra saugios ir ilgaamžės, todėl mes jas ir toliau siūlome jas atgimstančias kaip rezervą vardu. Taip, baterija nėra visai lygi baterijai, nes kiekviename įrenginyje jos naudojamos kiek kitokios, kad ir tos pačios ličio baterijos, tiek vartojamoje elektronikoje, tai yra tuose pačiuose telefonuose, jos yra truputėlį kitokios chemijos sudėties, todėl telefonuose baterija greičiau jos ilgamžiškumas senka, taip pat ir saugumas nėra toks puikus, kaip tarkime ličio geležies fosfato baterijose, kurios naudojamos rezervo baterijose ir daugelį kitų pastatomų baterijų. Tai kaip matot, būtent ličio geležies fosfato baterijos yra gana ilgaamžės ir ganėtinai saugios. Elektromobiliuose taip pat ličio baterijos, bet jos irgi kiek kitokios montuojamos, kitokios specifinės energijos, bet taip pat pakankamai saugios, ilgamžiškumas galbūt ne toks ilgas kaip ličio geležies fosfato, bet jos yra naudojamos ir gana populiarios elektromobiliuose. Taigi, baterijos tarnavimo laikas labai priklauso nuo pačio celių chemijos, iškrovimo, įkrovimo galios ir temperatūrinio valdymo. Tai yra įkrovimo galios ir šiluminį valdymą valdo BMS stacionarioje baterija. Tad baterija nėra visai lygi baterijai. Tai jeigu lyginsime telefono bateriją su stacionare ličio geležies fosfato baterija. Taip pat, kaip minėjau anksčiau, Fronius turi nemažą patirtį su ličio geležies baterijom. Tai šiame pavyzdyje yra pavaizduotas Fronius Solar Battery, tai yra jau daugiau kaip 12 metų, prieš 12 metų gaminta baterija. Ir mes jau turime maždaug 10 metų patirties realių duomenų ir iš jų matome, kad yra maždaug apie 90% vis dar baterijos po 10 metų vis dar yra apie 90% baterijos. Tad nėra ko baimintis, jog po 5 ar 10 metų aktyvaus naudojimo bateriją reikės išmesti ir jinai bus nenaudinga. Čia yra skaičiuota maždaug apie 250 ciklų per metus. Tai yra standartinis maždaug
tų ciklų skaičius per metus, todėl mes jį toliau imame ir skaičiavimams. Tad skaičiuojant toliau, dar po 10 metų turėtų likti apie 75% baterijos. Tai yra, jeigu turėjome 12 kWh bateriją, tai iš jos pilnai naudojamos vis dar turime apie 9 kWh. Ką mes jau esame atlikę su rezervo baterijomis, tai yra, jog su jomis jau testuota per 6000 ciklų, tai yra greitų ciklų, tiesiog iš jų pagreitintas, žinoma, tas procesas buvo, nestandartinis, netyrėme čia keliasdešimt metų, bet testuojant būtent rezervo baterijas, matome, kad po 6000 ciklų, tai yra po maždaug 25 metų turėtų jų baterijos likti vis dar daugiau kaip 60%. Tai baterija yra, investuojame į ją įsigydami ne 10 metų, bet galime tikėtis, jog ji dirbs 20, gal net ir 30 metų. Taip, Fronius pateikdama į rinką savo produktus, mes rūpinamės, jog turėtumėt energetinę nepriklausomybę pagamintą Europoje, visi valdymo sprendimai, visa pagalba yra Europoje, visi duomenys saugomi Europoje, garantijos suteikiamos ilgos. Taip pat mūsų sprendimai padeda valdyti tuos dinaminius elektros energijos tarifus, kainas. Bendroje sistemoje turėdami elektromobilio įkrovimą, šildymą, vėsinimą, jūs turite gana išmanų elektros energijos valdymą. Taip pat galiu paminėti, jeigu turite ir bateriją, aišku, ir hibridinį inverterį, išbandykite ir Energy Cost Assistant, kuris puikiai valdo pačią bateriją, išmaniai pakrauna, iškrauna tada, kada jums jos reikia, pakrauna tada, kada elektra pigiausia, tiesiai iš saulės ar iš tinklų. Taip pat ši sistema turi ir audros režimą, kuri seka orus ir jeigu mato, jog ateina audra, pakrauna jūsų bateriją, paruošia būtent elektros energijos sutrikimams. Taip. Ir tokia būtų kaip ir išvada. Mūsų baterijos šios rezerva yra skirtos namų savininkams, nedidelėms įmonėms, kurioms užtenka iki 63 kWh baterijų sistemos. Visa sistema baterijų, tiek visų kitų komponentų galime pasiūlyti iš Fronius. Tai yra ir visas aptarnavimas, palaikymas taip pat iš Fronius. Pačios bakterijos, aukštos įtampos, neturinčios didelių konversijos nuostolių, didelis iškrovimo ir įkrovimo našumas, saugios celės, paleidimas paprastas ir yra galimybė tiesiog paleidžiant, turint visą sistemą iš Fronius, gauti palaikymą viską tiesiai iš Fronius. Galima net skambinti mūsų karštąją liniją telefonu ir jums pagelbės išspręsti kilusias problemas. Taip, apie
prieinamumą, kada atkeliauja. Tai jau kitą mėnesį mūsų pardavimo partneriai Lietuvoje jau pradės gauti būtent šias baterijas. Galite kreiptis į juos, klausti, ką turite, kada turite, už kiek parduosite, kiek parduosite ir jie jums suteiks taip pat daugiau informacijos. Jeigu turite papildomų kažkokių klausimų, galite dabar užduoti klausimų skiltyje arba vėliau atsiųsti man. Taip pat turime mūsų daugybę įrašų YouTube kanale. Taip pat norėčiau pasiūlyti apie baterijas ir avarinio režimo sprendimus, tokį webinarą, kurio YouTube dabar nėra, bet jisai prieš berods mėnesį buvo demonstruotas tiesiogiai. Tai jeigu norėsite giliau susipažinti būtent apie pasaugojimą ir backupo valdymą sprendimus, brūkštelkit man, aš jums atsiųsiu nuorodą būtent į šį webinarą. Taigi dabar pažiūrėsiu, ar yra kažkokių tais klausimų. Taip, aišku, taip, pabandysiu išsididinti. Taip, turime keletą klausimų. Kuo Fronius baterija pranašesnė už analogišką BID bateriją? Negalėčiau pasakyti kažkuo labai, jinai išskirtinė, jinai truputėlį siauresnė, kitokia truputėlį dizaino, matoma LED juosta iškrovimo. Mes nesakom, kad jinai yra bloga ir BID baterija, tiesiog BID jau yra kitas gamintojas ir nutikus kažkokiai problemai, jeigu mes matysime, jog tai nėra Fronius problema, nukreipinėsim jūs į BID gamintoją ar pardavėją. Ir tai gali tiesiog būti šioks toks nepasitenkinimas Fronius, nes mes negalim išspręsti problemos. Bet kadangi jeigu tai būtų problema su BID, turėtumėm nukreipti į juos. Tad siūlome naudoti mūsų Fronius rezervo bateriją. Taip, kitas klausimas būtų, ar atidavimo į tinklą ribojimas yra atskirtas nuo baterijos įkrovimo nustatymų. Tai yra apribojimus atidavimą į tinklus iki, tarkime, 4 kW, 15 kWh baterija vis tiek bus įkraunama 11,6 kW gale, jei tik moduliai tiek generuos. Taip, tai yra atskirai yra, ką mes atiduodam į tinklus, o visa, ką mes suvartojame ar ką galime pasaugoti, tai kiek, tarkime, pati baterija ar inverteris gali, tai tiek ir ta maksimalia galia bus ir kraunama. Taip, kitas dar klausimas. Čia taip, norėsite apie šio webinaro, kur minėjau, tai taip. Pasidalinsiu ir taip, ar jau sumontuota Lietuvoje? Ne, dėja, kol kas nėra, nes, kaip minėjau, bus tik tais kitą mėnesį pasirodys sandėliuose. Kiek žinau, visoje Europoje atkeliaus vienu metu visoje Europoje visų pardavimų partnerių sandėlius, tad kreipkitės į juos. Lietuvoje yra 5 pardavimo partneriai, juos visus galite rasti užėję į fronius.com, užėję į Saulės energetikos skiltį, nes jeigu žinote, Fronius turi 3 verslo šakas, tai užėkite į Saulės energetikos skyrių ir prie montuotojo installer skilties, nes mes turime irgi atskirai dedikuotus
puslapius galutiniam vartotojui, verslo vystymo ir montuotojo skiltį. Tai užėję į montuotojo skiltį, eikite į kontaktai ir ten matysite pardavimo partnerius. Arba galima, jeigu esate galutinis vartotojas, galite kreiptis tiesiai į montuotoją ir su montuotoju konsultuokitės, kaip pačią baterijai montuoti, paleisti, kokių galbūt kažkokių techninių sprendimų specifinių jums reikia. Tai tarkime, mūsų montuotojus, sistemų partnerius galite rasti būtent jau galutinio vartotojo skiltyje, taip pat kontaktuose. Ten rasite mūsų sistemų partnerius, tie, kurie turi daug patirties su Fronius inverteriais. Taip, matau, kad klausimų daugiau nėra. Noriu padėkoti Jums visiems už išklausymą ir iki susimatymo kitame seminare. Ačiū Jums. Geros dienos.